Sveiki, taigi tema, tikslai, viena pusė, kita pusė, buvimas čia ir dabar. Ir tiesiog mano patirtis ir mano bandymas tyrinėti, kaip tai suderinti arba kaip persijungti iš vieno į kitą. Labai paprastai norėjau tiesiog pasidalinti įžvalgom apie tai, kaip man tai einasi. Tai pradedant nuo to, kad buvimas čia ir dabar, kas čia yra per daiktas, turbūt reiktų labiau paaiškinti. Tai buvimas čia ir dabar, buvimas šioje akimirkoje reiškia, kad tai yra, tiksliausiai būtų sakyti, kad tai yra jausmas. Nes tai, ką mes turim čia ir dabar, mes turim kūną. Ir kūnas, jisai turi įvairius pojūčius. Ir tada, ką mes dar turim, mes turim emocinę būseną. Ir ką mes dar turim, didžiąją dalį laiko, čia ir dabar mums nieko neskauda fiziškai. Ir didžiąją laiko dalį vis tiek mes esam pavalgę. Pavalgę turiu galvoj, kad nėra alkio, nėra kažkokių kitų kritinių jausmų, kurie būtinai čia ir dabar turi būti patenkinti. Ir jeigu mes jaučiam blogą būseną, kažkur blogas emocijas, tai reiškia, kad vyksta transliacija iš proto. Transliacija iš atminties, tada galbūt susikurti lūkesčiai kažkokie, kurie nepasiteisina, kažkas ten pasąmonėj vyksta ir kas išspinduliuoja mums blogą jausmą, blogą emociją. Ir jeigu taip žiūrėti, paimti tik tais čia ir dabar, tai visada turi būti geras jausmas, turi būti gera emocija. Jeigu, aišku, ten nėra kažkokių akivaizdžių fizinių problemų pas mus, kaip sakiau, tenais alkis, skausmas, ar dar, atmetam tai. Ir jeigu nėra bagažo iš mūsų proto ir pasąmonės, mes turim jaustis visada labai gerai. Labai gerai. Ir vienintelis dalykas, kas suteikia blogą jausmą, tai yra mūsų pačių protas, kuris transliuoja kažką. Ir tą, ką jis transliuoja, nėra gerai, jeigu jaučiam blogą jausmą. Nėra gerai, žiūrint taip iš labai tokios siauros perspektyvos, kad iš jausmo gerą perspektyvos, kad nėra gerai, nes jis kažką kitą transliuoja. Ir mes galim sakyti daug dalykų čia, kad jisai transliuoja dėl to, kad jisai turi transliuoti, nes mums reikia kažką išsispręsti gyvenime, kažkokius dalykus, dėl to jis transliuoja, čia ta transliacija yra reikalinga. Bet problema ta, kad labai retai mes, kalbu aš apie save, gal labiau ir apie kitus galiu, nes vis tiek stebiu, tai labai retai tą transliaciją įmamės tvarkyti. Ir labai retai suprantame, kas ten glūdi tose pasąmonės kloduose, kas išspinduliuoja blogą emociją. Ir dėl to nėra kaip imtis metodikos, kad tai sutvarkyti. Tai dabar atkrenta šitas dalykas, kad tai yra reikalinga, ką protas ten mums transliuoja ir ištransliuoja blogą jausmą. Aš sakyčiau, kokie 95% tai yra visiškai šlamštas. Visiškai bereikalingas šlamštas, kuris yra tiesiog išspinduliuojamas mums, bet mes jį į gyvenimą išspinduliuojam chaotiškai, be jokios prasmės ir dažniausiai gal net per kažkokius tai žalingus įpračius, ten emocinius prisivalgymus ir taip toliau. Taip kaip protas pasiunčia blogą emociją, blogą jausmą. O ką mes norėtume pasakyti, kaip saviugdos keliu einantys žmonės, kad jeigu protas išspinduliavo kažką tokio ir mes jaučiamės blogai, mes turėtume imtis, suprasti, ką jis spinduliuoja ir šitą problemą ištaisyti. Ir aš, kai kalbėjau apie 95%, tai 95% atveju mes to nedarom. Likusiais 5 galbūt kažkas tai daro ir čia jau yra geras procentas, manau, 5% jau puiku. Jeigu
1 procentas būtų, tai nu, čia vėl labai iš piršto laužti skaičiai, bet paaiškinant tuos skaičius, kaip aš čia dabar apie tai galvoju, nu įsivaizduokit, jeigu mes 5 procentus bent jau žinom, kodėl mes jaučiamės blogai ir realiai randam sprendimą, kaip iš to išeiti, tai nu, laiko klausimas, kada mes išsispręsim viską, nes 5 procentai yra labai daug. Ir dažniausiai tos mintis, kaip mokslininkai yra ištyrę, yra tos pačios pas mus kiekvieną dieną. Ten, kaip sako, nuo 40 iki 80 tūkstančių minčių turim kiekvieną dieną ir ten ar 95 procentai tokios pat. Tai reiškia, tiesiog yra įpračiai, mes tą darom ir tą, ką mums išspinduliuoja protas, jeigu jaučiamės blogai, ten net nesuprantam kodėl ir tiesiog jaučiamės. Tai čia yra numeris 1 problema, dėl ko neišeina patirti jausmo būnant tiesiog čia ir dabar, šioje akimirkoje. Nes yra inercija iš proto, kuri neleidžia atsipalaiduoti. Yra didžiulė raizgalinė pasąmonė neišspręstų dalykų, kažkokių lūkesčių, tikslų, norų, įsižeidimų, kaltės jausmų, ko tik tais nori, ten toks bagažas, kad ojojojojoj. Ir realiai taip viskas veikia, kad net ateina ta bloga emocija ir net nėra aišku, kodėl neateina. Ji neateina su kažkokiu rašteliu, kad žiūrėk, aš atėjau, va dėl ko. Ne, taip nėra. Kad tai suprasti reikia labai taip sustabdyti save, palauk, okei, kodėl aš dabar blogai jaučiuosi, taip skirtam laiko, įsigilinti ir tik tais tada ateina atsakymas. Galima ir kitaip yra turbūt užsirašyti ant lapelio klausimą, kodėl aš šiandien 11 valandų 30 minučių pasijaučiau blogai. Ir ateis atsakymas irgi. Tiesiog tai ir turi būti intencija, aiški intencija išsiaiškinti. Čia svarbiausias dalykas. Ir tada mes galime išryšti tos pasąmonės mazgus kažkokius. Vienas iš būdų yra daugybė tų būdų. Tai šitas momentas ir jeigu to nebūtų, tai šią akimirką visada yra gerai. Šią akimirką jeigu nuimti visą mąstymą ir buvo taip įsijausti šią akimirką, nieko neskauda, nėra kažkokio tai noro valgyti, taip nebadauju, gerai jaučiuosi, šilta, kodėlgi nepasidžiaugti, kodėl neatsipalaiduoti. Ir dar ką supratau, kad labai stipriai susiję tas galėjimas būti čia ir dabar su dėkingumu. Dėl to, kad jeigu nesam dėkingi, nepriimam aplinkos. Nes tai reiškia, mes ne to norim ir neišeina to priimti. Norim kažko kito, ne to, ką turim. Tai automatiškai neišeina priimti. Ir iš tos pusės žiūrim, dėkingumas jis iškart leidžia patirti aplinką, pajausti aplinką, nes mes džiaugiamės ją ir iškart automatiškai noras džiaugtis pritraukia prie dėmesio į ją, į tą mūsų artimąją aplinką, kurioje esam. Galbūt ten miškas, galbūt ir būtas, galbūt ir tiesiog rajonas gyvenamasis, kuriam gyvenat. Jeigu jūs dėkingi, kad jame gyvenat šią sekundę, tai labai stipriai padeda įeiti čia ir dabar, nes atsiranda tiesiog noras būti, nes mes džiaugiamės. O jeigu nedėkingi, tai noras dingti iš ten, pabėgti, bent jau mintimis. Ir tada iškart nėra ryšio su ta aplinka, protas nukelia kažkur, atsiranda lūkestis, atsiranda įtampa, ir tai nėra čia ir dabar buvimas, nėra atsipalaidavimo ir kančia, tai yra kančia. Tai va, dėl to dėkingumas leidžia iš tikrųjų įeiti čia ir dabar. Tai va, tai gal tiek, nes